pasakyti už sezono pradžią. Davai. Gali. Dievams.
Čia jau tuščia. Paim mano aparatą. Mano sodinu, paisliok. Tiek štukų mums reikia. Nu, kas žuvienė? Kas žuvis tvarko? Žuvienė jau tvarka. A, jau tvarko? Ten lydekų dar atmės. Virtuvės šatas, audris bus. Maišas su lydekom pareim. Ne, pagal. Tai atvažiavom, supranti, 3 metimai. Uždėlytės. Džiaunas išimė ten. Girdi, pažiūrim. Ką jūs čia daro? Neimfo visko, ko nori, ble. Jie nekimba dėl to, kad yra priedikai velniai, ble. Nuo ko jūs galas paliekat? Tai va, vienas pasakė, palik. Kur paliekam? Per viršų gal tie. Galvos. Aha, gerai. Galvos į žuvienį dėti? Nu. Nu, tai galvos va. Ne, bet va, išmėtė. Ne, tai dalį taip, dalį karšių gal. Saka, pareinu jau išvarymą, o jisai su karabinu turėdavo savo rovą. Užsieniečiai padėjo suginėti, kas šitas klaunas. Žinai, o tas Algis vienintelis klube su karabinu stovėdavo už varovų, kada elniai šoka per tuos medžiotojus, per varovus. Tai saka, pareinu, stau hebra prie mašinų, žiūri. Minesalė yra. Kažkelis kodus. Man turi mokės suskaičiu. Nusitaikiau, saka, galvoju, kada jis Pažiūrėsiu druskas. Ble, druskas reikia žiūrėti. Gali būti Andriau nufilmuok. Panierą. Panėra. Čia duonio pervaugis kiršlys. Aš ieškau striukės kišenį, tu čia fotį. Nestoj, žinai, per varant. Aš ir Palauk, dangtį duok uždėti. Čia prieskonė yra tokie prieskonė. Palauk, ne, aš bijau. Priimam, dabar 5 minutės lauks. Svarbu, kad garsas būtų. Atbėga pokserės, pys šiklai. Šiaip bus skaniau, jeigu biški druskas. Žiemą. Kaip išgyvenot? Gerai. Tai buvo, prieš tai turėjom tokį tikrai neblogą renginį, pagavai paleisk. Tikrai pasistengė, yra žmonių, kuriems labai norėčiau padėkoti, tai Donatui. Kepoj pačio. Donato žmonai. Nu ir visiems kitiems prisidėjusiems, iš tikrųjų pagrindinis organizatorius, labai puikus renginys gavosi, aš manau, kad visiems patiko, tikrai negirdėjau kažkokių tai blogų atsiliepimų, tik tiek, kad norėjau biškį paraginti, kad Hebra kitais metais būtų daugiau sudalyvavusių. Tikrai stengiamės, prizai buvo ganėtinai dideli, beveik po 500 litų buvo skirta priziniam vietom, tai kažkaip apsileidom biškį, galėjom biškį pasistengti ir daugiau sudalyvauti. Nu, kas liečia visą kitą, čia kalbėjom apie šitą, apie žemės, tą visą visi žino, kad reikėtų nusipirkti ir turėti savo plotą ir persinešti visą tą mūsų daiktą prie pat minijos ir turėti per amžius jau tokį dalyką. Tai vat prašyčiau visų pasistengti, kad žvejojant radus gerą vietą, ten bandyti išsiaiškinti, kieno žemė, kaip ir kur, reikėtų iš tikrųjų ją nusipirkti ir turėti. Ir tada nebūsim priklausomi. Tos pinigėlius, ką mes surinkam iš 2% investuotumėm ir investuotumėm visiems laikams. Ne taip, kad dabar investuojam ir neaišku, būsim čia rytoj nebūsim. Bet gerai atrodo žuvienį tai. Fantastika! Kavos truputėlį.
Ne, pas jūs nenori, manęs nereikia. Kaip tai nereikia? Manęs nereikia. Parašyk, berniukas ieško berniuko. Berniukas ieško berniuko. Ne, reikia rašyti, vyras ieško berniuko. Reikia kepinti 100 metų. Tai čia sakau, tai čia malkas pjauna. Jau vyra taip sudė. Pašildyti reikia. Nereikia, nu tegu valo kas nori. Taigi malkų pjaustyti reikia. Daugiau, nenori. Nu, kaip aš dabar turėsiu ištrinti tau tą žodį ir negražą. Ir ištrinti grotelės niekada neprikips. Niekada neprikips. 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 Su bulė, neapjauta cibulė. Su lukštais. Perpiliai, paėmėjai kaip citriną ir ištrinė grotelės. Padėjai žuvį, niekada neprikips. Geriausiai Kiek Citrina. Ta, paprastas svagūna. Paprastas svagūna. Ir žinokit, va taip nebus, va, žiūrėkit. Va taip nebus. Niekada. Jeigu susvagūna. Bandžiau. Superinis dalyks. Svagūns papras. O ką tas svagūns? Šūts į nieks. Nieko negalėjo padaryti. Kas jau yra? Ir negalėt padaryti? Bet man irgi iš to vienadienio skridimo vienas toks atvejis įsimintinas siaubingai. Įsimintinas labai. Šitame Dubingių ežere. Dubingiuose Asveje ežeras. Tada Baltos. Energetiko stovyklai gavau ten kelialapį su šeimina atostogavom. Buvo birželio pabaiga. Ir aš įsiriau, nu ten blizgę pamėti. Su Nevska, tai nebuvo tada. O gal jau turėjau, neprisimenu. Ir po nulinkusiais tokiais medžiais, žinai, ten tas gilus tos ežeras, beveik stačiai, žinai, nuo salų. Vaiduką aš norėčiau nuo tavęs vieną. Nu, davai. A tokia, kokia nors. Nu čia dvi vienodas, kaip nu panašiai. Vaiduk, nes žinai, kodėl norėčiau labai? Kažką turi daryti. Nes blemba, esu sugedęs, neturiu kad laiko rišti. Išvažiuoju pirmadienį, grįžtu penktadienį, šeštadienį reikia žvejoti. Iš sekmadienį pabūnu pusę dienos su žmona, su vaikais. Gerai, bet trūksta tų akota didelė, jei galvos trūksta. 3 musės, ant kurių panašių aš gaudydavau, va. 3 musės. Trūksta akota didelė, galvos didelios, lydekiniai. Jinai turi kalti į galvą, kur mėsos daug. O čia zonka yra, jinai žiauriai maža. Nu... Atsimintum visą gyvenimą, blėt, savo, blėt. Abjomnos, rusai visi sako abjomnos. Aš skaitau rusų puslapius apie lydekas, tai pizit, tenai daro tokius mėsmalės. Karočią, bet tik tai iš lengvų medžiagų, kad pakelti. Kiek laiko rišai tokį va? Greitai čia. Greitai čia. A jeigu aš štais tokią paimsiu? Pyksi? Tai tu iš viso nieko nedarysi. Tu išrink man. O ką tu gaudysi? O ką tu tos gaudysi? Paikas tau yra tabu, modė. Aš tau įtikinau Minijui, kad paikas tau yra tabu. Ne, nu man, blėt, paikas aš noriu. Vaidai, pasimtas 2 musės ant šitų. Nu, čia tokie... Nu, reikia didelių, neskraidė, šiandien pilko skraidė. Va. Aukštai skraidė. Šiandien visi kišliai buvo sugauti ant šitų. Jo, nu, gerai, kad neapkrauta, bet aš dedu, aš vis tik... Tai Adamsiuks šlapės, tas, kuris davė visus kišlius, yra įsekti į limenį. Va muselė, kuri mane vieną kartą nuo tokios gėdos išgelbėjo. Žiūrėk, aš gintarai parodysiu tau vieną muselę. Surišta ant tiek gaidys, ant tiek visi iškritikuotų. Aš žadėčiau sudėti į visą formą. Bet aš pasakysiu, šitą muselį yra davusi kokį 50 kišlių, jeigu nedaugiau. Ir jinai dar turi teisę gyventi. Turi teisę gyventi, va šitą kišlių. Nebesivežk dėti muziejų. Va, hebra, va ant kurios. Aš sakau, turėjau murzę. Jinai yra išsileidusi jau man. Išsileido. Dėk ant delno, žiūrėsim. Dabar jinai va ant šito sėdžiuko. Nu, išleista jau yra, pasileidus, matai. Supratau. Aš sukirtau visus didžiausius, iškėliau. Čia buvo tamsesnis, dabar jis pasileidęs. Tu galėjai šitą išvaist, nes pirkai tą balionėlį. Ne, čia Vaidis gavo iš Rumūną. Aš patikėjau. Pala. Vaidis iš Rumūną gavo body tas... Latiksas. Body latiks. Parodyk. Ne. Ant šito, žinokit, hebra irgi išskrido seizai tie...